Šios savaitės tema yra stresas. Ir šį kartą noriu pakalbėti apie streso įveikimo būdus. Iš tikrųjų, šių būdų yra daug, pradedant miegu ir baigiant psichoterapiją. Tad kaip kineziterapeutas noriu aptarti 4 streso įveikimo būdus, kuriuos pats naudoju. Pirmasis būdas – tai išėjimas į gamtą. Sunku būtų pasiginčyti su teiginiu, kad mes esame gamtos dalis, ar ne. To nenuginčysi. O ir nereikia. Tad sunkesniu momentu mums pravartu atsigręžti į ten, iš kur atėjome. Atsimenu, teko dirbti vienoje įstaigoje, kurioje buvo tiesiog, prastas požiūris į darbuotojus ir apskritai buvo daug streso. Tai ką aš darydavau? Po darbo traukdavau iš karto į mišką. Gyvenu prie miško ir mano pasivaikščiojimas mažiausiai trukdavo pusvalandį, net iki valandos. Visados nusimdavau akinius ir net akis pailsėdavo. Gamta, miškas turi kažką tokio, ką sunku apibūdinti žodžiais. Jeigu miškas toli, tiesiog išeikite pasivaikščioti į lauką. Vėjas, žaluma pakeičia mūsų mintis, atpalaiduoja. Antrasis būdas – tai sportas. Sportas pagerina galvos smegenų kraujotaką, subalansuoja mūsų protą ir mintis. Ar teko girdėti posakį, kad treniruotė prilygsta plyteliai šokolado? Jau seniai moksliškai nustatyta, kad susitraukiant raumenims išsiskiria endorfinai, tai kitaip sakant laimės hormonai. Ir tam, kad nuramintumėme savo kūną ir mintis, nebūtina eiti į sporto salę, tenais arti, užtenka eiti pabėgioti į lauką ar tiesiog ant bėgtakio, ar pasportuoti namuose pagal video programą. Trečias būdas – tai kvėpavimo pratimai. Tai vienas iš būdų naudojamas net ir psichoterapijoje ir noriu pabrėžti, kad yra itin veiksmingas. Duosiu jums čia ir dabar vieną efektyvų kvėpavimo pratimą. Atsisėskite ramiai ir pasimatuokite savo kraujospūdį bei pulsą, kitaip sakant, širdies sistolinį dažnį. Dabar maksimaliai įkvėpkite per nosį ir dar kartą papildomai ant viršaus įkvėpkite. Suskaičiuokite iki 10 ir lėtai per burną iškvėpkite. Iškvėpti reikia itin lėtai, kad jaustųsi ne srovė, o tik šiluma. Padarykite šį pratimą 3 kartus. Ir dabar vėl pasimatuokite pulsą ir kraujo spaudimą. Galiu lažintis, kad pasijutote labiau atsipalaidavęs ir pulsas bus sumažėjęs. Ir ketvirtasis būdas, man priimtinas, kurį aš pats naudoju, tai vandens procedūros. Žmogų 85% sudaro vanduo ir galbūt todėl jis taip atsipalaiduoja, kai panirsta tarsi į save, į vandenį. Pats paprasčiausias būdas tai nueiti pasimaudyti po dušu, nusimaudyti po dušu ar įlipti į vonią ir po to jūs kaip naujas. Atsimenu, buvo etapas, kai po darbo skubėdavau prie ežero, kad nusimaudyti ir paleisti visus nervus. Jeigu patiko šis video, pasidalinkite su draugais. O gal norite išbandyti kvėpavimo pratimus stresui mažinti? Turiu sukūręs video programą, kurią rasite adresu kineziterapijosprogramos.lt. Nuorodą pasidalinsiu video aprašyme. Palikite komentarą, pasidalinkite su draugais ir būtinai uždėkite like bei prenumeruokite kanalą. Iki!